Labas vakaras, Milijonierių projekto žiūrovai ir mes vėl pas mus, kaip sakydavo gerbiamas Šapranauskas, man labai patiko ta asmenybė. Bet šį vakarą turime aštresnę temą - toksiški santykiai. Labas vakaras, Vygantai Rutkauskai. Labas vakaras, ir toksiškus žmonės, kurie kalbės apie toksiškus santykius, ne? Nes labai patiko reklama, kai parašė, ne? Toksiški santykiai su Vygantu Rutkausku. O, super. Aš pripažinsiu, kartais žaviuosi pati savo talentu pateikti vizualą ir informaciją, tai iš tiesų toksiški santykiai ir jų priešnodžiai. Aš truputėlį dar mažesnėm raidėm parašiau ir jų priešnodžiai, jeigu kas nors matėte. Ir man labai patiko mano vizualas, nes tiesiog pora su veido kaukėmis, kurios nuo nuodingų kažkokių medžiagų apsaugo. Tai šį kartą mes kalbėsime ne visai apie medžiagas, bet daugiau galbūt apie santykį vieną su kitu, kada jie yra toksiški. Bet mūsų Vygantas Rutkauskas, aš labai džiaugiuosi, kad jūs vis randat laiko ateiti pas mus ir pasikalbėti, pabendrauti ir mums tiesiog skleisti žinias, padėti suprasti, pakuruoti mus tose situacijose, kur galbūt iškyla klausimų ir reikia kompetentingo žmogaus, kuris kaip vedlys mus galėtų vesti per gyvenimą. Tai ačiū Jums labai už Jūsų misiją padėti žmonėms. Ačiū tau labai, nesijaučiu kažkuo labai ten toks guru, kuris jau ten visose šitose temose kažką labai ir ne, bet savo nuomonę turiu, metų savo skaitliukyje taip pat nemažai turiu, todėl galiu pasidalyti patirtim ir kadangi su žmonėm kalbuosi daug labai įvairiom temom padėdamas, tai nori, nenori tos temos tampa tokia šiokia kompetencija, tai pabendraukim. Ir dar prieš pradedant, aš norėčiau šiek tiek užvesti ant kelio, aš matau, jau mūsų yra žiūrinčių nemažai, tai norėčiau, kad jūs dar pasidalintumėte šitų laivų, nes tema iš tiesų labai aktuali. Kada skelbiausi istoriją, tai tikrai daug susilaukiau susidomėjimo šitą temą ir vadinasi, jums labai rūpi. Tai galbūt kažkas nepamatė, nepastebėjo, kad prasidėjo jau laivas apie toksiškus santykius, pasidalinkite ir už jūsų gerą širdį bus atlyginta. Atlyginta paslaugomis psichologinės pagalbos iš Vyganto Rutkausko. Tai Vygandai, toksiški santykiai, kiek dažnai tenka išgirsti savo konsultacijų metu, sesijų metu apie tai kalbant, procentaliai? Gal konkrečiai įvardinant, kad tai toksiški santykiai, aš dabar toksiškose santykiuose, su manim toksiškis bendravimas, aš pavargau nuo toksinių santykių, ne taip dažnai, nors šitas žodis populiarus, tačiau taip įvardinant, nesvarbu, tai būtų, jeigu mes kalbam apie šeimos santykius, vyrui, kad tai įvardytų vyras arba tai įvardytų moteris, girdisi ne taip dažnai. Galbūt dėl to, kad toksiniuose santykiuose žmogus dažnai būna toks dvejopas. Iš vienos pusės jis jaučia, kaip tai gadina, griauna jo gyvenimą, iš kitos pusės labai dažnai tą, kuris, sakykime, toks, vadinkim, persekiotojas ar ne, arba tas bendraujantis toksiškas žmogus, visada ieško, kaip jį pateisinti. Todėl greičiau būna taip, kad pačioje sesijoje, pačiose coachingo sesijose ar šeimos kažkokių santykių moderavime mes išgirstam tus dalykus ir tik tada žmogus įvardina, kad iš tikrųjų šičia aš dabar jau supratau, kad pas mane yra toksiškas santykiai. Ir aš matau, kadangi jau mūsų žiūrinčių jau yra šiek tiek, tai aš norėčiau, kad parašytumėte, mielieji, parašykit, iš kur mus žiūrit, iš kur mus stebit dabar ir kaip mes galim jums padėti. Parašykit, ar jaučiate, kad jūs esate toksiškose santykiuose arba buvote ir jūs vyras ar moteris mes jau matysim. Ok, tai jeigu vyras moteris matysim, patikslinsiu aš jūsų šitą mažą mini apklausėlę, parašykite tiksliai. Jeigu esate, rašykite pliusą, jeigu nesat minusą. Labas vakaras, taip. O, ir miestai, taip. Faina, iš visos Lietuvos.
Tai yra iš tiesų, ir nėra. Gali būti taip, kad jūs galbūt tai turite ne namuose, gali būti nebūtinai su poroje, gali būti kažkur kitur tie santykiai daug. Tai iš tiesų mūsų tikrai daug ir šita tema, kaip matau, labai karšta, labai aktuali. Galbūt, Vygandai, mes galėtume aptarti, kur dažnai sutinkami tie toksiški santykiai, nes nebūtinai tai gali būti poroje. Taip, tai jie visur sutikami, kur bendrauja žmonės, ar ne, tarpusavį. Ir toksiniai santykiai gali būti beje ne tik tarp dviejų žmonių. Savotiškai tai gali būti tas pats mobbingas, taip pat galima priskirti jį prie toksinių santykių, kur žmonės vieni kitus daveda iki kraštutinumų, iki psichologinių problemų. Netgi iki pokyčių asmenybėje, jeigu nori, taip, žinai, žmogus iš tikrųjų ilgą laiką būdamas toksiniuose santykiuose pasikeičia kaip žmogus, tiesiog pasikeičia jo natūra, pasikeičia jo charakteris, jeigu nori, charakteris kažkaip pasikeičia jo buvimas tarp kitų žmonių, elgesys jo elgsena pasikeičia, bendravimas. Jis tampa kitoks tiek, kad kiti žmonės sako, štai jis nepažįstu, tu pasikeitai. Bet galbūt niekas nesupranta, kiek ir kokio psichologinio ar kitokio spaudimo tas žmogus patiria. Juk dažniausiai, juk dažniausiai toksiniuose santykiuose tas iniciatorius, vadinkim, jis toks nekaltas, ar nekalta, nesvarbu, šitą neturiu omeny konkrečios lyties, bet toks nekaltas, nes galima taip užmušti žmogų ir su šypsena. Pasišypsant visada laiku, toje vietoje, kur negalima, juk kitą žmogų galima numušti ir savivertę ir sukurti jam gėdos jausmą ir dar ką nors. Taip kad labai dažnai tie, kurie inicijuoja tuos santykius tokius, atrodo nekalti, atrodo labai teisūs, atrodo labai teisingi, nebūtinai tai turi būti kažkoks negatyvus žmogus iš pažiūros. O gali būti, kad, sakykime, tas toksiškas žmogus, imkim kaip žmogų, kaip asmenį, su vienu toksiškas, o su kitu vat ir ne. Taip, ir taip gali būti. Nors tai kaip tada pavadinti? Nuo daug įvairių sąlygų priklauso, ar ne? Nuo galimybių panaudoti tą savo metodą, techniką ir panašiai. Taip, kiekvienas žmogus gali būti toksiškas kitam, tam tikrose situacijose. Tai ir tam priklauso nuo formalių, neformalių galių, kurias mes turim. Juk gali ir vadovas būti toksiškas, ir pavaldinys gali būti toksiškas, jeigu kalbam apie tokius santykius, ar ne. Tai netgi tas silpnas žmogus, kuris neturi jokių galių, jis gali būti labai stiprus psichologinis teroristas ir toksiškas žmogus. Auka ar gali būti lygiai tokia pati nuožmi, toksiškai užkrečianti, užnuodinanti kitą žmogų savo tuo negatyvu, savo blogiu, savo priekabom, savo nepasitenkinimu kažkokiu. Bet kas? Lygiai taip stiprus žmogus. Savo teisumu, savo teisingumu, savo teisybių žinojimu, savo vertybių svarba, visiškai sugriaunant kito žmogaus supratimą arba visiškai sugriaunant kito vertybių hierarchiją ir pažeminant, parodant, kad tavo vertybės nieko nevertos. Kad šitoje vietoje tu ne tas vertybės įkišai. Prie ko čia dabar mūsų vaikai, ne? O prie ko čia dabar aš? Pažįstami pokalbiai, ar ne? Iš pokalbių ištraukos. Jo, būna toks momentas, tiesiog atsiminiau, kad iki tokio lygio tu ne taip kvėpuoji, tu ne taip mirksi, ne ten įsišiepiai, tu ne taip vaikštai, tu dabar netgi užkliuvo tavo batų kamputis kažkur ir tu vos neparkritai ir tu čia kalta, kaip tu vaikštai, pasižiūrėk, kojų nemoki dėlioti. O tai čia, tai ties pats gali būti ir tarp vaikų, ir tėvų toksiški santykiai labai stipriai, taip, tarp kolegų darbuose. Ir, vienas irgi iš pagrindų, tai iš tų 3 dalomųjų pagrindinių, tai vėlgi poros santykiai. Ir dabar poroje, kaip atskirti, kad aš jau esu toksiškose santykiuose?
ar man jie yra toksiški. Kaip žinoti, aš gal nesijaučiu gerai ir kaip man čia dabar žinoti, ar jie toksiški, ar tiesiog, jie tiesiog nėra tokie, kokie norėtų, bet galėtume mes juos sutvarkyti. Reiktų peržvelgti daug klausimų, mes galėtume paliesti ten kai kurios klausimus, bet iš esmės, jeigu taip nesiplečiant, galima pasakyti, būtų taip yra, beje, manau, kad turėtų būti internete, nežinau, lietuviškai niekada nepatikrinau, anketų, kuriuose galima būtų nusistatyti, užpildant ir paklausiant, jeigu tokių nėra, tai visada galima pas specialistą sužinoti. Tačiau, jeigu jums su žmogum, jūs jaučiat, kad jūsų savivertė nukritus, jūs jaučiat pastoviai kaltę, jums tenka pastoviai teisintis, jeigu jūs pastoviai nežinote ir jums reikia klausti, tai yra neturit valios pasirinkti sprendimą be kitos žmogaus nuomonės, jeigu jūs pastoviai jaučiat, kad pajuokos vyksta, pagiežos, įvairūs tokie pažeminimai, galbūt viešai nenorit su to žmogum niekur išeiti, nes jaučiat kažkokį, kad jūs esat tarsi šešėlyje ir valdoma to žmogaus. Ir daug tokių panašių dalykų, kai jūs neturit nuomonės, neturit teisės pasisakyti, kai jūs neturit namuose sprendimo balso, ar ne? Kai tarp draugų su savo antrapusė jaučiatės nejaukiai. Dėl to, kad tikitės kokio nors neadekvataus arba pajuokinčio elgesio. Visa tai rodo, kad jūs toksiniuose santykiuose. Jeigu nemokat atsispirt, jeigu jums per daug sako ne ir tas ne girdisi kiekvieną kartą, kai tik tai, kad norit kažką daryti ir jūs neturit galimybių kažką pakeisti, jūs toksiniuose santykiuose. Tai iš tiesų taip nemažai tų argumentų. Aš ruošiausi šitai temai, šiek tiek ruošiausi, man labai yra įdomu, nes mano mėly žiūrovai, kurie dalyvauja kartu su manim apklausos, aš parašau kokias apklausas ir aš matau, kad labai stipri šita tema, labai yra aktuali šita tema. Iš tiesų ir pasižiūrėjau, stengiausi prisiminti savo įvairius niuansus, kada aš kur jaučiau kažką į tą pusę ir kaip interpretuoja žurnalistai, sakykime, įvairiai, ar ne? Nes tikrai galima pasiskaityti įvairių straipsnių ir pritaikyti savo diagnozę. Tik ne visada galbūt reikėtų taip aklai pasitikėti kiekvienu parašytų žodžiu. Ir išskirčiau tokius keletą variantų, ką aš radau ir aš norėčiau, gerbiamai Vygandai, kad jūs paneigtumėt arba patvirtintumėt, pavyzdžiui. Ar pavydas galėtų įeiti į toksiškus santykius? Taip, labai. Taigi, mes tik turim pagalvoti, ką daro pavydus žmogus, jeigu jis pavydė. O dabar, jeigu taip gerai pagalvotumėt, ką daro pavydus žmogus? Piktinasi, savinasi. Ar kas nors esate jautę pavydą? Parašykit pliusiuką, jeigu kad, ar jūs pavydėt, arba jūsų labai stipriai pavydėjo ir kad taip Žinai, netgi, Asta, pavydus žmogus gali netgi ir nesipikti. Aišku, jau jeigu tas labai akivaizdu ir yra agresija, ir yra tokia tiesioginiai kryptis į tą pusę, tada taip. Bet juk pavydus žmogus gali tik tai neteisingoje vietoje, neteisingo metu stovėti, parodyti savo žvilgsnį, paklapsėti savo blakstienom, parodyti veido išraišką ir jei tai nuolatos, tai ne taip, kada pavydžiu ar ne, galų gale griauti kažkokius tai ryšius ir santykius su kompanija kažkokia, su reikalingais žmonėmis, tik dėl to, kad yra kažkokios pavydo spektakliai ir scenos, galbūt visiškai nepagrįstos ar ne, toj vietoj mes jau turim problemą. Žmogus, kas vyksta, kai žmogus kitas pavydi ir, tarkim, daro kažkokius veiksmus. Galbūt nepastebimus psichologinius veiksmus, ar neužtenka kūno kalbos, kurie mes greitai skaitome, mūsų nuotaika sugenda. Arba galbūt ir tiesiogiai pasakomus dalykus, provokacijas, įvairius kaltinimus. Per pavydą mes norim, kad pasijaustų kitas kaltas. O kai kitas pasijaus kaltas, kas atsitiks? Taigi jis bus valdomas. Jisai turės atpirkti savo kaltę, ar ne? Jis turės pasijausti neteisiu ir kažką padaryti, kad
pabūti geresniu. Ir dažniausiai ilgainiui atrodo, čia buvo smulkmena, čia taip pat smulkmena, o ilgainiui tas žmogus nepastebi, tik po daug laiko pastebi, kad jis jau taip įsirėmino save į dėžutę. Kažkur save riboja, einant, sakykime, į žmonės, kažkur save riboja laikė ir nedaro kažkokių veiksmų, kad tik tai tam pavydžiam žmogui nesukelti pavydo. Neduok Dieve ir vėl aš papulsiu į tuos neramius santykius ir man reikės aiškytis, kur aš ėjau, ką aš dariau, tai geriau aš pabūsiu, tai geriau aš čia, tai geriau aš neįsiu, tai geriau aš nebendrausiu, man tai paprasčiau, man tai ramiau, o po kiek laiko žiūriu, kad jau mano socialinės ribos ant tik susitraukia, aš jau taip nemoku būti visuomeniai socialiniai, kad aš apsiriboju, aš jau nemoku bendrauti, aš pasikeičiau. Ir draugiai sako, aš turiu moterišką variantą, kalbu, čia ne mano draugės, aš turiu minėti, jeigu moteris su moterim, ar ne, kalbasi draugiai sako, tu pasikeitai, tu jau netokia, o čia gal namuose tik nuolatinis pavydas. Ir taip tai jisai labai nuostabus, taip tai labai geras. Tik tai pavydė, o taip mano vyras pats nuostabiausiasgi. Ką jūs? Šiaip tai viskas tvarkoja, vydė labai. Ir va taip auka bando pateisinti savo teroristą. Bet tik dėl to, kad... Kodėl? Va tokie savotiški mazochistiniai santykiai gaunasi, ar ne? Iš kitos pusės, gal kažkas ir nesutiks su manim, bet jaučiamas ir savotiškas malonumas. Kai tu pastoviai, čia tegu būna toks paprastas pavyzdys, kai pastoviai valgai skanų maistą, ar ne? Pastoviai tu jo gauni, jis tampa kasdienybė ir labai paprastas ir tu jau nebejauti iš jo malonumo. Bet yra tokių, sakykime, nuostabių produktų, nuostabių tokių super restoraninių gaminių, ar ne, kur tu labai retai gauni. Aš Madeirų valgiau, pavyzdžiui, aštuonkojų, gal kam nepatinka jūrų gėrybės, man nerealiai patinka. Ir ten jis buvo paruoštas nerealiai skaniai. Jeigu aš jau valgyčiau kasdieną, jis net ribokas ir man taip nepatiktų toksai taip padagamintas, ar ne? O vat vieną kitą kartą labai gerai, faina. Ir aš pasijaučiau palaimoje. O įsivaizduok, jeigu tu nuolatiniuose tokiuose santykiuose, iš tikrųjų, kai tau kur kažkurio momentu padovanoja kitokį momentą, kur tu gali atsipūsti nuo to, vienaip ar kitaip, pabėgti nuo to. Galų gale tas pats žmogus pajautęs, kad per daug tave spaudžia, padaro kažką gero, tu pajauti malonumą ir dėl to malonumo tu gali būti auka ilgai. Čia toks gaunasi psichologinis žaidimas, kada žmogus, nes tuose toksiniuose santykiuose labai dažnai būna tas Karpmano trikampis, labai dažnai ir išlaiko to santykį toksinį ir nenori iš jo išeiti. Tai, bet gal ir malonu kartais, kaip pavydi, pavyzdžiui. Tai aš sakau, taip. Ką galiu daugiau pasakyti? Iš tiesų, aš tikrai esu nekartą girdėjusi iš, nesakysiu, kokių tai gal bičiulių ar kolegių, neįvardinsiu, kad man patinka, kai manęs pavydi. Vadinasi, dar myli, vadinasi, dar geidžia. Tokia klasika būdavo Romų bendruomenėje, čia iš visų tų filmų senoviškų, ar ne, kai sakydavo, muša tai myli. Ten iš vis buvo tagu, kai užplaka moterį, tai vadinasi myli. Galime ir kitodai. Kodėlgi ne? O kas girdėjot šitą pasakymą, parašykit pliusiuką, jeigu muša, tai myli. Ir kas tuo tiki? Kas dar tuo tiki? Beje, fizinis smurtas taip pat toksinių santykių dalis. Ir labai dažnai galima pagalvoti, kodėl taip keista, ar ne, žmogų mušau tuose santykiuose. Kitokio dalyko daina, kad žmogus negali iš jų išeiti. Tikrai, visi girdėjo, jeigu muša, tai myli. Tai lietuvių tautoj prilipus klasika, ar ne? Taip, netoli mes dar nuo tų archaiškų auklėjimo laikų ir beje, čia dadedant, tai visos mūsų toksinių santykių, visas mūsų ryšys, kuris yra, kuriame mes nuodinam vienas kitą. Beje, gali būti taip, kad vyksta toks kova į abi pusės, boksas toksai, viens kitam. Aš labai daug matęs tokių porų, kur vienas su kitu, tik tai metodai šiek tiek galbūt skiriasi, kartais netgi tokie patys.
priklauso galbūt nuo laiko ir kontekstų, tarp kokių žmonių, bet vienas kitą pašiepia, vienas kitą pažemina, vienas kito purvą išpila prie kitų žmonių ir savotiškai vienas įsižeidžia, tada apsigina, tada kitas, bet tu matai iš šono, kaip jie vienas kitą dursto. Ta prasme, dursto tarsi adatom, aš turiu omeny. Ir tikrai nemalonu. Todėl mes pripratę vienas kitą kankyti ir ką norėjau pasakyti, netoli dar mes nuėjom nuo tų neteisingų santykių, ko priklausomybėje, kurioje visada nėra normalaus, harmoningo vienas kito supratimo, partnerystės. Mes dar vis trokštam, kad tu man skolingas, tu man kalta, tu man privalai ir vienas kitą tuo terrorizuojam. Aš tave įsivaizduoju tokį ir tu man turi daryti va taip ir nedaryti to ir su manimi elgtis va šitaip. Ir aplamai, koks tu. Aš tikėjausi, kad tu būsi fainesnis. Lūkesčiai. Ir visa tai manipulacijos. Ne, bet kodėl, Vygandai, aš manau, kad vis tiek galima išsakyti, kad aš galbūt tave įsivaizduoju kaip stimulaciją kažkokią, nebūtinai manipuliuoti. Ar taip būtų teisinga? Žiūrint, ko sieki. Beje, va čia viena iš pavyzdžių, norit išvesti tokį toksinį bendravimą, komunikaciją į šviesius vandenius, paklauskit to kito žmogaus, koks tavo tikslas tai man dabar kalbėti, arba tai man dabar pasakyti. Ko tu šituo pasakymu iš manęs tikėsi, kad kaip aš sureaguočiau. Ir tada tas žmogus papuola į tokius kaip tarsi savo pačios postus, nes jam reikia atsakyti apie tuos tikruosius ketinimus, arba apmastyti, ką jis tikrai turėjo omeny. Ne visada padeda, nes yra kietų nuodytojų ir tikrai kietų psichologinių teroristų. Bet dažnu atveju tas klausimas tikrai gelbsti. Tai primink klausimą, aš kažkaip įsiblaškiau. Ne, tiesiog, kad pastimuliuoti žmogų, ar ne, aš save įsivaizduoju, taip, ar ne, vėlgi kontekstas, be abejo, tonas ir kad galbūt aš iš geros tai dūšios noriu, kad tas žmogus gal pasitemtų šiek tiek. Taigi patikėk. Manipuliacija šiek tiek. Pasta, iš geros dūšios aš tave mokinu kaip gyventi, tu toks netvarkingas. Taigi aš noriu, kad tu pagaliau vyras būtum, kuris moki normaliai susidėti savo drabužius, kad ne? Taigi aš iš geros dūšios tau padedu su draugais pakalbėti. Taigi tu kartais tau reikia padėti, tu nemoki pasakyti, reikia paprašyti pagalbos, net padedant už tave. Tu be manęs nepasiprašytum. Taigi aš iš geros dūšios tau visur padedu. Aš netgi už tave su pirmininku pasikalbėjau namui, įsivaizduoji? Taigi aš iš geros dūšios viską tau darau. O paskui būtinai prie draugų papasakosiu, žinokit, mano vyras, tai vat aš, jeigu ne aš, o jis šalia sėdi ir kaip jam jaustis. Tai čia mes viską iš geros dūšios darom. Beje, aš kalbu, kad kodėl mes nekalbam apie kokius nors akivaizdžius tuos, žinai, kai kritika akivaizdi, kai akivaizdus tas smegenų plovimas, barnis pyktis. Mes apie jūs nekalbam. Kalbėkime apie tuos nematomus, kai su šypsena veide, su protingom akim ir teisybė lūpose. Žmogus, atsiprašau, užknisamas iki nežinau ko, kad paskui tenka tarp psichologą ar aplamai ieškotis pagalbos, ar galų gale įsiskiria tokie žmonės. Tai va. Tai labai čia reikia mąstyti, ką pasakyti iš tiesų. Pagalvoti, su kokiu ketinimu. Juk visada vyksta tarp dviejų žmonių tam tikras žaidimas. Jo labiau dabar, kai ta partnerystė lygiagrečia savoka kaip ir įgavo, ar ne, kad jau ne vertikalu, kad kažkoks patriarchatas ar kažkaip kitaip, jau dabar lygiagretus tie santykiai, tačiau visada vyksta savotiška psichologinė kova. Taip, toksiniuose santykiuose galim pastebėti vieną jau pasidavusį, pralaimėjusį, beteisį, bet tą, kuris negali pasakyti nuomonį savo, tą, kuris turi kaip pelė sėdėti už luotos, ar ne, ir tą, kuris iš paskos vaikšto ir nieko negali padaryti. Ir tą galim pamatyti labai teisingą, labai protingą, labai viską sugebantį šaunuolį, kuris progą pritaikęs visada parodys, kaip kitas ir neteisus, koks jisai ten menkas ir panašiai. Nors iš tikrųjų jisai tik pat turi psichologinių problemų
kaip ir tas, su kuriuo taip elgiamasi. Tai grįžtant prie tavo klausimų, tiesiog pastebėti tą sunku, reikia tik pagalvoti apie tą, galbūt tai yra tokia hierarchinė kova, varžybos tarpusavy. Gal žmonės tiesiog nori kažką viens kitam įrodyti, ne? Trūksta kažko, ko negauna iš vienas kito žmonės. Arba tai tiesiog manipulacija, kad gyventi geriau kito sąskaitą. Bet dabar dar prie pagrindinio to klausimo pavydas, ar ne, sakykime, vienas iš veiksnių, čia buvo dar pavydas. Vienas iš veiksnių, taip. O jeigu, sakykime, aš arba kažkokia kita moteris, o galbūt netgi vyras pajuto, kad kažkoks yra pavydas, jisai vyksta akivaizdžiai, neakivaizdžiai, galbūt kūno kalba, galbūt kažkokiais įžeidžiančiais žodžiais ar kažkokiais veiksmais, ką daryt? Jeigu aš jau pajutau ir man tai jau visai nepatinka, ką daryt? Nežiūrint, kur tas pavydas vyksta, ne, jeigu tai viešoje vietoje kažkaip vyksta, tai vieni tikriausiai veiksmai ir dalykai, o jeigu tai namuose, jeigu tai tokio asmeniniai labiau erdvėj, tai kiti dalykai, tačiau ir vienu ir kitu atveju tikriausiai reikia, aš čia kalbu ne viešai ant scenos, ar ant bačkos, ten, žinai, ar šokių aikštelį, bet tiesiog pareiti namo ir pasikalbėti apie tai. Jeigu to dar užteks. Nes jeigu tas pavydas iššauktas tam tikrų situacijos, tai yra viena, tai tas pokalbis padės pasikalbėti apie tai, ką jaučia vienas, kokie buvo ketinimai kito ir kas ten vyko. Ir apie galbūt ten ir pasitikėjimo klausimus jau seniai išaugęs. Ir tas pavydas gali būti netgi ne tos situacijos, kaip čia pasakyti, priežastis ne toje situacijos visiškai. Ta priežastis dėl pavydo gali būti aplamai atėjusi iš tėvų. Iš tėvų elgesio vienas su kitu, iš tėvų modelio bendrauti, tai yra iš gilios vaikystės. Nes ten galim išmokti pavydėti labai stipriai. Jeigu nematėm kitokio tėčio elgesio, tarkim, kaip didžiulį pavydą, tai mes ir patys tikriausiai elgsimės panašiai, nes tiesiog toks modelis buvo, kaip parodyti kitam žmogui, tu sakai, kad myliu, ar ne? Tai va. O iš kitos pusės, tai tas pavydintis žmogus taip pat auka. Jis juk neturi kažko, jis jaučiasi blogai, jis galbūt jaučiasi nevertas, jau savivertė žema. Ir tokiu atveju pavydo būdu jis bando susigrąžyti tą savo savivertę, bando susigrąžyti savo svarbumą. Iš to menko tapti svarbiu. Netgi labai mačio vyras, kuris labai gerai save jaučia, ar ne, gali turėti, čia nepriklauso nuo tos išorinės išvaizdos, nuo proto ir intelekto kiekio. Pavydas tai yra labiau tas psichologinis savęs vertinimo momentas, jeigu mes konkrečiai apie pavydą. Ir tada mes su bloga savivertė, jausdami pavojų, kad mes galim netekti kito žmogaus, arba čia gali kažkaip paminti mūsų ten garbę dar ką nors, mes darom scenas ir keliam skandalus tik tai tam, kad per tą pavydą padaryti kitą pažemintų, kaltų ir pasijausti geriau patys. Na, tai iš tiesų tada patarimas, jeigu pajutai pavydą, aiškintis priežastis, iš tiesų kalbėti. Taip, čia jei dar iš tikrųjų ten verta kalbėti, tik tai kalbėti. O šiaip... O ką tai jeigu neverta jau kalbėti, atrodo? Asta, bet mes konkrečiai pavydą paėmėme, ne kaip tokį vieną siaurą dalį. Dabar konkrečiai pavydą, nes aš punktų dar turiu. Gerai, bet jeigu kalbėti apie toksinius santykius, o čia aš noriu šiek tiek įnešti tokią dviprasmybę, galbūt, ar ne, veiksmuose, ką reikia daryti. Tai iš tikrųjų toksiniuose santykiuose, kur tu jauti tą psichologinį mobbingą, kur, tarkim, jeigu jautiesi, kad, iš tave vis pašaipas jauti, sarkazmus, užgauliojimus, įkandimus kažkokius psichologinius, pamokymus pastoviai, psichologinius tokius auklėjimus, ar ne, tai atvirkščiai. Vienas iš būdų tai yra neduoti informacijos tam žmogui. Čia poroj labai svarbu. Kalbėti lakoniškai, pakankamai trumpai, taip, neturiu dabar laiko, gal galim pratęsti pokalbį kitą kartą.
ir kuo mažiau apie save informacijos. Nes visa informacija, kurią pateksit, bus patakyta prieš jūs. Todėl, kuo tas žmogus mažiau žinos, tuo geriau. Čia kaip policijoje tardyme, ar ne? Ką pasakysi, tas gali būti panaudoti prieš tave. Taip, tai va tas toksinis žmogus taip ir daro. Jis tik laukia tos informacijos ir dažniausiai ta informacija ir manipuliuoja. Dėl to jis ir šaiposi, kad jis jaučiasi tvirtesnis. Žinodamas tavo silpnumus, o silpnumus žinau. Dažniausiai tik dėl to, kad tas gerėtis žmogus pats išsipasakoja iš savo nuoširdumo. Todėl apribot kalbėti trumpai, lakoniškai, jeigu tokie vyksta santykiai, kol jie tokie. Ir pasistengti netgi tada, kai atrodo tos jau pertrauką padaryti, ar ne? Jūs ten dviesi, jūs kokią nors išvažiavę Turkijoje, atsipalaidavot, jau čia jis nuoširdus ir teikia dėmesį, arba nuoširdį ir teikia dėmesį. Čia ir vyram tinka, beje, procentais panašus procentas, ir į tą pusę, ir į tą yra labai. Tai netgi tenai, jeigu tu žinai, kad 80% tavo namuose vyksta toksinis bendravimas, taigi tenai pasisteng būt lakoniškas ir neįsiskalbėk to, ko po to gailėsiesi. Toks patarimas iš tiesų pagal situaciją, arba kalbėk, arba nekalbėk, neprisikalbėk. Žiūrėkit, imant pavydą konkretų dalį, ar ne, pavydas, geriau aptart ir įsiaiškyti, ar ne, situaciją, nusistatyti tam tikras ribas. Ir susitarti dėl tų ribų taip, kad abiem būtų gerai. Jeigu tai gal, sakau, įmanoma, nes sunku, iš tikrųjų, tai įsivaizduoju, kad dažnai taip įvyksta, kad susitari žmonės. O kitas momentas, čia apie visus bendrai toksinius klausimus, tai riboti savo kalbėjimą. Bet tai atrodo kažkaip pora, tas, kuriuo turėtum pasitikėti, kur čia tavo gyvenimo palydovas jau ir meilė ir taip toliau. Ir dabar tik negaliu su juo kalbėtis. Toks, taip, sudėtingai atrodo. Žinai, aš kažkur gal pabūsiu naivus, bet aš tikrai pagalvosiu, pasakysiu taip. Man atrodo, kad tas žmogus, kuris pastoja toksiniuose santykius, jis jau bandė kalbėti. Jis jau bandė daug kartų ir jis žino, apie ką aš kalbu dabar. Todėl, kad jis jau bandė daug kartų, nuoširdžiais žodžiais, pasikalbėjimais, dar kažkuo ir jis ant to grėblio lipojo ne kartą. Na taip. Gerai, palikim jau tą pavydą, tiek to. Pakalbėsim arba nekalbėsim, priklausomai nuo situacijos. Ir sekantis vienas iš tokių niuansų, kuriuos radau ir labai dažnai išgirstu iš savo bičiulių, kolegių ir taip pat klienčių, priekabiavimas. Tu net ten batus pasidėjai, kodėl tu čia šitą nusipirkai, išprotėjai, kaip tu čia atrodai ir visi kiti niuansai. Čia yra, sakykime, tie mažmožiniai priekabiavimai. Ar tai irgi įeina į toksinius santykius? Taip. Ir labai dažnai. Dažniausiai dar tai eina kartu su tuo, kad aš visada teisus. Aš teisingas, aš teisus, mano tiesa paskutinė, yra tik mano tiesa, o visa kita jau, kaip ten, ta patarlė, ne? Yra mano tiesa ir visos kitos neteisingos, neatsimenu kaip tiksliai, bet netaip svarbu, bet tas žmogus, jis dažniausiai priekabiauja, nes atrodo, kad tik jis didžiausias pedantas, tik jis žino, kur turėtų teisingai, logiškai daiktai stovėti. Ir taip, tai yra vienas, jeigu tai jau yra taip dažnai, kad žmogus iš tikrųjų kitas gali pasijausti ir kaltas, iš tikrųjų net ten padėjęs. Juk to ir siekia toksiniuose santykiuose tas teisuolis, ar ne? Kritikas. Su tom kritikom galima užmušti žmogų, galima pažeminti. Iki kritikavimo tikslas neišmokinti. Kritikavimo tikslas parodyti, kad aš esu teisingesnis, aš šitoje vietoje neklystu, tu klysti, ir sukurti tokią emociją kitam žmogui, kad jis būdamas kaltas, neteisus, vykdytų mano norus. Būtų paklusnus, būtų valdomas, būtų nuolankus, kai kur neturėtų savo nuomonės arba nenorėtų kažkur pasireikšti, neprašytų kažko ir taip toliau, ir taip toliau. Tai tas pastovus prikabėjimas kažkur ne taip padėjai, ne taip padarei, ne taip eini, kaip aš sakiau, ne taip kvėpuoji, ne taip mirksi,
ne ant to šono atsigulėjai, kodėl atsigulėjai aplamai, o kodėl tu dabar guli užsisukęs, kodėl tu kalbi, kodėl tu nekalbi, kodėl tu čia va taip, juk galima nuo tokių, ir po to tas žmogus visada gis stipresnis, jis turi visada argumentų, kodėl dabar čia turi teisę taip prikabiauti, ne? Parašykit, kas jaučiate arba jautėte santykiuose priekabiavimą, bet tą tokį tikrai, ne tai, kad ten kažką pakritikavo, ar ne, šiek tiek vieną kitą kartą, bet tokį nuolatinį kritikavimą, ėdimą, kaip aš sakau, parašykit, ar pliusiuką, uždėkit pliusiuką, kas jautėte arba jaučiate tą nuolatinį tokį vat kritikavimą, priekabiavimą, net ne kritikavimą. Ir štai turim klausimą. Simas klausia. Konstruktyvus kritikavimas, ar jis yra toksiškas? Aišku, konstruktyvių kritikavimų nebūna šiuo atveju, jeigu šeimoje. Aš juokais ir kartu, jeigu, žiūrėkit, niekada neprisipažins kritikuojantis, kad jisai kritikuoja blogai, kaip nors tyčia, kad jo kritika kokia nors perdėta, jis visada konstruktyvus. Jis dėl to ir toksiškas, kad jis įsitikinęs savo teisumu, kad šitoje vietoje jis turi teisę kažką kritikuoti. Tai palauk, reikia kritikuoti prieš pasiimant ir apsiženijant tada. Kas tada buvo, tada viskas tiko, dabar jau tu turi teisę, nusipirkau, turi dabar jau savo sugebėjimais būti gudresniu ir geresniu, ar ne? Taip, tas žmogus gal taip gerai nemoka, taip jis daro klaidų, taip jis galbūt netoks tvarkingas, taip jis galbūt valgy kitaip daro, taip jisai galbūt kitą maistą mėgsta, galų galia jisai kitų laikų eina miegoti, ar ne, galų galia jisai daugiau ar mažiau kažką mėgsta, kompiuterį ir televizorių, ar ten knygas, ar dar ką nors. Ir aš turiu konstruktyvų kritiką, nes man tai svarbu. Dažniausiai tas konstruktyvi kritika, kaip bebūtų, už ten slepiasi egoizmas. Susitarkim. Gerai, labai paprastas, jeigu žmogus jaučiasi, čia yra tokių, kurie galvoja, taigi aš neteisus dabar, Vygandas neteisus, kad taip sako, tai pagalvokit patys prieš kritikuojant, iš tikrųjų, kaip jūs pasijausit, kaip pasijaus tas sukritikuotas žmogus ir kokio tikslo iš tikrųjų pasieksit. Vieną kitą kartą sukritikuoti, kažkokią gal situaciją, gal dar kažkas, aš manau, kad čia gal kartais ir nebus kažkas baisaus, vis tik iš kažko išėjo, tai ar ne ta kritika, bet jeigu mes kalbam apie tą nuolatinę, ar tu konstruktyviai, destruktyviai, jau čia gal didelio skirtumo ir nėra, tai jau yra toksiška, nes yra perdėtai, bet jeigu vieną kitą kartą. Kaip nustatyti toksišką tai ar ne? Aš manau, tik tai tas pats žmogus, kuris jaučiasi tuose santykius, jis pasakys kaip. Jeigu jis tą kritiką konstruktyvę nuoširdžiai priėmė, ar ne, ir po to liko iš abiejų pusių pagarba ir jis ten kažkas susitvarkė, tai tada viskas tvarkoja. Bet jeigu po tos kritikos jaučiasi žmogus kaltas, pažemintas, sugėdintas, tai manau, kad čia neauklėjamoji priemonė. Tokie jausmai niekur neprives prie nieko gero. Jeigu jūs pasijautėt gerai, kad parodėt kitam ir sugėdinot ir galvojat, kad jūs tokiu būdu priversit kitą kartą taip nesielgti, jūs naivūs. Nes iš tiesų, konstruktyvi ta tokia kritika, žiūrint vėlgi, koks tikslas, ar tai išprovokuoti pokalbį, kurio metu priimti kažkokias tai ribas, gal nustatyti, arba, sakykime, susitarimą kažkokį pasiekti. Juk vis tiek tu negali... Kam tos kritikos tada? Kam tos kritikos? Tada ir sakai, žiūrėk, tavo tai... Kas ten kritika, ar tai čia buvo nuomonės išsakymas, sakykime, ir tai man nepatiko, kaip tu taip ir anaip. Aš norėčiau, kad būtų taip ir kitaip. Kaip mes tai galim pasiekti, ar ne? Pasikalbėkim, nes man tai yra labai svarbu. Ar tai yra kritika, ar kas? Dabar tavo šitie klausimai keli, tai tikrai neskambėjo man kaip kritika, ar ne? Tai nebuvo pasakymas, kad tu kažką ne taip darai. Tu darai kitaip. Ir tarkim, galbūt man tai nepatogu, man tai nepatinka. Galim susitarti, kaip galima būtų taip, kad ir tau, ir man būtų gerai. Bet jeigu aš sukritikavau ir nuėjau, tai reiškia, mano netoks tikslas buvo, kad įsiaiškinti ir apibrėžti ribas. Dažniausiai tai, sakau, tėtis arba mama auklėja sūnų tokiu būdu.
Pamiršau, kad tai nesūnus jau vyras. Jūs sūnus, bet ne tavo. Jo. Gerai, priekabiavimas užskaitytas ir net tikrai įeina varnelė ček, įeina į toksiškus santykius ir ganėtinai stipriai. Ir kritika užskaityta, galima sakyti, kad ir kritika užskaityta, taip. Nes toksiškose santykiuose kritikos labai daug. Ir ta kritika beje gali būti įvairaus būdo. Galima kritikuoti šypsantis, mandagiai, kritikuoti galima ramiu balsu, rodant tarsi aš esu tas, kuris labai konstruktyviai mokau tave. Bet įsivaizduokit, jeigu tai vyksta ryte atsibundi ir prasideda. Eini vakare miegoti, dar nesibaigė. Ir aš visada teisus, aš to tik tai kritiškai labai konstruktyviai pasakau, kaip tu turėtum gyventi. Ir manau, kad ta konstrukcija tokio svorio, jo, kad su ta konstrukcija tik per galvą. Oksana uždavė labai gerą klausimą. Oksana, aš tą pasilieku koziriuką, noriu pačiam gale užduoti, ar remontuojame tokį santykį, bet palaukim pabaigos. Neatsakinėkit, prašau, Vygandai, dar truputėlį susilaikom, nes aš jį vėliau užduosiu. Ir Vygandai, žinokit, Valentina, jūsų turi prašymą. Nu va, iš kur žinot, kad jie plaukit, dėkas savo. Leiskit plaukus. Kitą kartą. Ačiū. Kitą kartą, Vygandai, norėčiau jums live matyti su paleistais plaukais. Jo, aš pasileidžiu. Head and shoulders. Gerai, užskaitėm, ar ne? Netoks, plaukit, pasakysiu juokais, netoks protingas atrodau, kai pasileidžiu plaukus. Ir kinius tada nusimt turėčiau ir visai neprotingas būčiau. Mes norim patys susidaryti nuomonę, leiskit mums. Gerai. Priekabiavimas, kritika, užskaitom, važiuojam toliau. Labai svarbus ir tikrai labai dažnai pasitaikantis, aš manau, visi vėl pasiruošėt pliusiukus, rešat arba ne. Tai yra poreikių ignoravimas. Jo. Taip, neturiu ką daugiau pasakyti. Žiauru. Pliusiukas apibrėžtas. Nu tai aišku, įsivaizduok, kad tu namie ne tai, kad jau pelenė ar ten pelenius, tu niekas. Tavo interesai visiškai nepastebimi. Ir dar blogiau, kai jie nepastebimi tada, kai tu turėtum būti pora tarp kitų porų ar ne, kur nors kompanijų ir panašiai. Ir tu supranti, kad su tavimi elgiasi tarsi tuščia vieta. Tavęs nepastebi. Tave ignoruoja, nevertina ir tavo poreikius, sakykime, nepastebi, nepaklausia, pastebėti, vyrai dažnai nepastebi moterų poreikių, čia būčiau vyrus, ne? Tačiau net nepaklausia, net nepasikalba ir nebando kažką padaryti, kad būtų tie poreikiai visada pastebėti ar panašiai. Tai taip, labai stipriai mes galim jaustis nuvertinti, nepastebėti ir nevertinami. Tačiau paimkime kitą pusę. Paimkime kitą pusę. Tarkim, o jeigu aš tokia vargšė auka, kurios poreikių niekas nepatenkina, o galbūt atvirkščiai, tarkim, aš tiek tų poreikių turiu, kad tu arba jie ar tu, nesvarbu, kad ir ką tu padarytum, vis tiek tu jų nepatenkinsi. Tu 24 valandas per dieną juos tenkink visus, jau nekalbu apie gėlės indus išplautus, grindis išvalytas, paklausta manęs, ar gera mano nuotaika, švelniai apsikabinta ir daug smulkmenų, vis tiek tu netgi skaulovoje apsiversini į tą pusę ir tu nepatenkinsi mano poreikių tik dėl to, kad tu visą naktį mane kvėpavai. Tai irgi, ar ne? Tai čia iš kurios pusės pažiūrėsi. Ir tai gali būti toksiška. O patogu yra, kad, pavyzdžiui, kad mano poreikiai arba, sakykime, kažkieno poreikiai būtų nepatenkinti. Ar tai yra patogu? Aš galvoju, kad jeigu žmogus turi tokią
psichologiniai, patologija, bet tokį jausmą, kad jam kiti žmonės jo nepastebi, niekas nepatenkina jo poreikių ir jis gyvena tokios aukos, žinai, aš toks, kurio niekas nemato, niekas nepastebi, aš čia toks nelaimingas, tai jis užkrečia taip pat kitus žmonės jausis negerai. Galima netgi apie tai nekalbėti, niekam nesakyti. Vaikščiau tokiu, po namus, ir kitas žmogus tikrai jausis negerai. Jis bandys, galbūt šoks ten, šokį kokį nors iš pastangų ten, bandydamas parodyti, tik tai, kad aš jau pasiruošęs ir vis tiek negerai. Nieko nepadarysi, viskas. Ir po to vieną dieną aptruks. Pratruks, tada tai bus. Kažkokiu tai būdu. Sau priimtinu būdu. Ar taip, ar taip, ar dar kaip nors kitaip ten, keliom dienom komandiruoti. Kažkaip pratruks. Ir šitoj situacijai, poreikių ignoravimas, jisai gali būti, kaip ir matom, iš dviejų pusių, kad tikrai ignoruoja, kad tikrai, taip. Rimtai kažkaip, arba išsiknisinėjimas, aš labai gražiai pasakiau, norėjau kitaip pasakyti, bet išsiknisinėjimas ir įvardyjimas kaip poreikių nepatenkinimu. Bet tai koks tikslas tada yra? Nuo tos skūstis? Vėlgi, jeigu žmogus ignoruoja, galbūt, pagalvokim, kaip jausis kitas ignoruojamas, ar ne? Jis jausis pažemintas, jis jausis žemos savivertės ir automatiškai toks žmogus ilgainiui praras tą turėjimą savo nuomonę, jis turėjimą kažką man labai patogu. Jis bus mano šešėlis šalia manęs. Ir aš galėsiu daryti, ką noriu. Jis kentės šalia manęs. O man gerai, man netrukdys, man nesukels nepatogumų. Galų gale man paprasčiau gyventi, man pigiau kainuoja. Daug privalumų yra priversti žmogų taip jausis. Ir nekreipti dėmesį į jį, priversti jausis tokiu nevisaverčiu. Juk pagrindinis tikslas pasiekti tą rezultatą, ar ne? Apie šitą net nepagalvojau. Dabar apie tuos tikslus, kaip kalbam, patikėkit, jų gali būti ir kitų, aš tik tai tie, kurie dabar ateina ant liežuvių, bet visiems žmonėms noriu pasakyti vieną dalyką. Dažnas toksiniuose santykiuose žmogus apie tokius savo tikslus negalvoja. Jie jau įsivystė seniai. Įsivystė galbūt taip pat neteisinguose santykiuose. Ir gali būti labai didelis daiktas, kad tą patį žmogų kažkas ignoravo. Ar tai namuose, ar jį ignoravo ten tėvai, ar tai broliai, ar galbūt kur nors kitoje aplinkoje kas nors ignoravo. Taip lygiai. Ir jis dabar tiesiog tai jo elgsenos modelis, kurį jis kažkada išmokęs ir nesąmoningai taiko ir dėl to paprasčiausiai visada tai bus. Ta prasme, kol jisai nepersiauklys, nesupras, nesisąmonys savo tokio elgesio, jis tai darys, vadinkim taip, nekaltai, ne, tačiau kaltai. Tai yra pasąmonys ir nesąmoningai. Imtimai. Ar įmanoma abiejų patenkinti poreikius intimiame gyvenime vienareikšmiai? Vienareikšmiškai. O tas vienareikšmiškai žodis visą sakinį, visą klausimą ir padarė sudėtingų, nežinau, ką tai turima omenyje. Ar įmanoma abiejų patenkinti poreikius? Ne vienpusiškai. Ne vienpusiškai, vienareikšmiškai. Tai jeigu taip, tada aš supratau. Jeigu ne vienpusiškai turėjai omenyje. Bet bet kuriuo atveju vėlgi tai priklauso nuo abiejų žmonių norų ir tikslų toje šeimoje, aš manau. Kad kiekvienas žmogus, jeigu egoistiškai žiūri tik į savo poreikių nepatenkinimą, kad aš nepatenkintas tais intymiais savo poreikiais toje šeimoje, tada taip. Bet jeigu žmonės šitoj vietoje, šituo klausimu iš tikrųjų pakelia į tokį išsivystymo lygį, kad jie drąsiai ir nuoširdžiai ir atvirai kalbasi ir gali prieiti prie sprendimų, gali įsiaiškinti gilias priežastis. Nes labai dažnai
tie pokalbiai praeina labai paviršutiniškai ir apie tai tik tai, kas kaltas, kas ko nepadarė, kas kaip netaip daro kažką ir viskas tuo ir užsibaigė. Tiesiog neieškant giliai abiejose žmonėse, kas vyksta, kodėl tai vyksta. Ten gali būti, kaip sako, drugelio plastelėjimas sukėlė tsunamį, todėl labai smulkus mažas dalykas kažkada tam pačiame intimime gyvenime, galbūt netgi pradžioje, gali sukelti tą tsunamį ateityje, kad santykiai išsiderino labai stipriai. Ir labai dažnai tai būna. Ir man pasitaikė tokių kaip sakyti, sesijų, kur mes įdėjome kitokių klausimų derinimo ir aiškinimo ir bendravimo tą temą. Ir žmonės atranda, kad kažkokia smulkmena, kuris niekada gyvenime kitai poros pusėje nebuvo pasakyta, kad o aš ten jaučiausi labai labai nemaloniai. Ir po to man kažkokia styga nutrūko. Bet net apie tai pasikalbėti aš pamiršau. O mano toliau santykius tai veikia. Aš jau tą žmogų žiūrėdamas visada atsimenu ten tam būtent momentą. Jeigu tam tikroje vietoje, prie tam tikros žvakių šviesos ar dar kažkur man tas momentas išlenda. Kitas žmogus turi kitą nuoskaudą kokią nors. Ir tada neįmanoma, kol žmonės nesiryžta pasikalbėti apie šitos sunkius dalykus. Tai va taip kartais reikia trečio žmogaus iš šalies. Nors tokius dalykus žmonės dažniausiai stengiasi tarpusavy. Ir sakau, kartais mums pritrūksta, žinai, ko pritrūksta to, gal pasakyčiau taip vėl savo subjektyvią nuomonę, auklėjimo. Juk mūsų tuo klausimu, nei mokykloje kas rimtai ruošia, ne? Bendravimą, apie intimų bendravimą, santykius, aš nekalbu tiesiog santykius, juk prieš tai yra bendravimas, kuris taip pat turi būti taip suderintas, kad daryti iki gerų ir harmoningų santykių. Gabrielė, jeigu atsakiau į klausimą, padėkit pliusiuką. Tikiuosi, aš jį gerai supratau. Ir noriu tiesiog papildyti, net nežinau, gal tiesiog nuomonę, kad esu ne kartą girdėjusi ir bendravusi su moterimis, kada tikrai prisipažįsta, kad vyrai dažniausiai moterų tas seksualinį arba intimų poreikį net taip palankiai žiūri, sakykime, svarbu savo, jau tu kaip nori. Ir Gabrielė rašo pliusiuką. Ačiū tau labai. Ok. Yra šitas nusistovėjęs stereotipas, galbūt vyrų tokių yra ir daugiau, čia aš dabar vyrišką poziciją apginsiu šiek tiek, tačiau yra ir moterų, juk yra ir vyrų, kurie taip gyvuliškai ir instinktyviai nori patenkinti savo instinktus ir taškas ir jam neįdomu, ar ne, jis net jaučia toksai galbūt prievolė, kad jam kažkas turi, aš čia karui ruošiuosi, aš čia į namus maistą nešu, pinigus nešu, tu man privalai va dabar taip. Ir čia man neįdomu kažkam, čia man turi būti įsišokti ir dainuoti aplink. Tai yra ir taip, bet yra ir priešingai, būna ir priešingų atvejų, kai vyras gali būti toks vedinas instinktų ir toks gaivališkas, ne, toks, kuris nesirūpina kitą pusę. O moteris gali būti galbūt kažkiek frigidiška, tokia šalta, kuriai jų tiesiog temperamentai, jų greičiai skiriasi, jų daug kas skiriasi, ir jie niekada apie tai nekalbėjo. To vyro, jeigu paklausti, ar tu žinai, ką mėgsta tavo moteris? Kosmosas. Dauguma bus kakis, o ne ką nors iš vis mėgsta. Na, sunku man vertinti vyrišką pusę, iš tiesų mano auditorija yra moteriška, 99% ir tiesiog galiu pasakyti šios moteriškos pusės, ką teko girdėti, kiek pokalbio esam turėję su moterimis ir tai ganėtinai opus klausimas ir iš tiesų tas libido suderinamumas labai dažnai santykiuose labai stipriai dažniausiai netgi ir nuo to viskas prasideda. Mane ten verčia ar ne, arba aš tiesiog jaučiuosi nepakankamai. Ne? Bet čia gal dar viena tema, tokia labai plati. Asta, jo, nežinau, aš šitoj temoje tikrai nesu, kur aš turiu patirties, tai turiu
šitoj temoje, kaip sakyt, aš turiu menį konkrečiai kaip specialistas, kad ateitų į coachingą su šitom temom, tikrai labai retas atvejis, jau galbūt labiau eina pas seksuologus, pas psichologus su tom temom. Tačiau sakau, vieną kitą atvejį, kad iš kitos temos išplaukiam iš tą temą, tai būna, ir galbūt ne vienas kitas, bet iš tikrųjų, kai santykiuose tai būna, kad išplaukia tą temą, paliečiam. Mano profaniškas tik tai pasakymas, tiek moterys, tiek vyrai, įsižiokit, kalbėkit, bet vienas momentas mes dažnai gaunam per galvą su savo kalbu, mes bandom įsižioti, o tik tai tada dar didesnis per galvą, dar didesnė nuoskauda, nes tas žmogus kažką tokio pasakys, aš taip tikėjausi, mes pasikalbėsim, o tai į tą pusę, kad ką tu čia, žinai, nėra apie ką kalbėti. Tai o šitoje vietoje reikia tam pokalbiui tikriausiai paruošti tą žmogų, neskubėti kalbėti iš karto, o paruošti patį pokalbį, davesti žmogų iki to, kad bus tokia tema ir mes kalbėsimės. Ir man reikia temą su tavimi kalbėti. O po to jau, kai jau pasiruošę tam pokalbiui, pasirinkti vietą, laiką ir pakalbėti. Tada taip. Tada supras. Bet ne taip, tarp lėkštės, maišant barščius, žinai, brangusius, man vakar nepatiko. Tai ne, tai čia ne apie tai. Ne apie tai, ar ne? Taip. Dėkoju už patarimą. Ir Jūratė klausė, kaip tik štai, klausimas yra, ar normalu šeimoje susipykus nebenorėti rėkauti? O norisi tiesiog ramiai kalbėtis, net purtoje pakeliu balsą, arba norisi išeiti ir tiesiog laikinai pabūti kur nors, kol nurims. Kas pasidarė man? Kas Jūratei pasidarė? Mygandai. Sveika. Jeigu, aš nežinau, kartais gali būti visai čia nekaltas dalykas, bet, daleiskim tokį momentą, kad jeigu tai toksiniai santykiai, labą dieną, jūs keičiatės. Ir kažkuria diena suprasit, galbūt, kad iš kalbos žmogaus tapo kukliu ir tyleniu. Pradžioje tai tiesiog taip patogiau, kad savo nesiskaudyt, kad nejausti tų nemalonių jausmų, o toliau vyks. Vėlgi, ne jūs, Jūratė, turiu menį, aš tiesiog paimu tą klausimą dėl bendro visiems, ar ne, o vyks netgi psichologinis, netgi smegenyse pokytis kitokio lygio, kad žmogus atrodys, kad pakeitė temperamentą, nors jis nesikeičia, sako, ar ne, bet kad charakteris pasikeis, tai tikrai, vien tik dėl to, kad mano sprendimas tylėti, nusileisti, galbūt tylėti, man ramiau ir mažiau skauda, bet jis niekur neveda. Ilgainiui. Tuomsyk galbūt lengviau. Ilgainiui mes daugiau prarasim negu atrasim. Tai viskas, Jūratė, jūs normali. Taip, aš manau, kad žmogus būtų gerai, kad jis neprarastų mokėjimą rodyti savo emocijų. Ir mes, ir viena moteris, atsiminkit, kadangi čia moterų daugiau, jūs ir vyrai, kurie vienas kitas galbūt klausot, tai yra vyrų. Yra. Gerai. Tada šaunu. Tai visiems visus čia liečia. Vyrai, padėkit prisukus, kad esat. Svarbiausiai pasirodyti, svarbiausiai žinokit vieną dalyką, taip pat toksiniuose santykiuose. Labai svarbu, jūs niekam nieko neprivalot ir nesat prieš nieką kalti. Netgi tada, kai kitas parodo, netgi tada, kai jūs suklydot prieš save, bet ne prieš kitą. Jūs nesat kaltas, kad jūs vienaip ar kitaip mokat elgtis tik tai taip, arba mąstų tik tai taip. Taip, jūsų mąstymo dalis tokia. Todėl vienas iš būdų, kaip nebūti toksiniuose santykiuose, nesijausti kaltų. O reiškia, tada leisti savo ir jausti jausmus. Manau, kad toksiniuose santykiuose įvaryti žmogų į tokį ramybę, išėjimą, patylėti, labai naudinga. Dabar aš sakyčiau namuose, ne? Kaip nors ten pasirgi ir eina patylėti. Ai, man gerai. O aš savo įsijungiu gerą savo žaidimuką. Kaip gerai. Čia kaip iš to anekdoto, aš vis pikau ant vyro ir visą dieną su ja nekalbėsiu. O vyras tuo tarpu pati geriausia mano gyvenime diena. Aš kaip ir ką jau kalbu. Tai... Gerai, poreikių ignoravimą tikrai stipriai palėtėm, tikrai ir klausimų turėjom ir daug išgvildenom. Paimkim dar vieną, nes mes jau valandą laiko, jau
Ja, mes greitai tą valandą pralėkė, ne? Sulėsiam kai siemkas, praktiškai. Nepagarba. Nepagarba. Nu, čia vėl prie tos temos, visos tos temos, blogiausia, kai viskas kartu, ar ne, kai viską daro, tai tada psichologinis terorizmas aukščiausiam laipsnį. Bet, nu, nepagarba, vėlgi, jinai kažkokiu tai elgesiu. Tai gali būti netgi tam pačiam intimiam santykėje ta pati nepagarba. Ar ne? Tai gali būti nepagarba netgi ekonominiuose santykiuose, šeimos ekonomikoje. Kažkas mažiau uždirba, kažkas daugiau uždirba. Iš to gali atsirasti didžiuliai santykiai problemos, ar ne? Ir ta nepagarba pasireiškia per tos pačius elgesius, kaip mes ir minėjom, tam tikrus konstruktyvę. Atsiprašau, tikrai neturiu to žmogaus, kuris klauso, tik tiesiog užmetė labai gerą pasakymą, tą pasiteisinimą kai kurių tų toksinių žmonių, kad čia mano konstruktyvi kritika. Aš ją nebūčiau sukritikavęs, tai čia mes būtume praradę dabar krūvą pinigų, tai čia mes dabar būtume gėdos, čia aš konstruktyviai kritikuoju savo laikiai, kad viskas būtų man užkabino. Ir šitoj vietoj, tarkim, kai negerbė, tai visa kita, ką mes prieš tai kalbėjom, įsijungia automatiškai. Ir ignoravimai, ir visi kiti dalykai. Ir tai, jeigu tai akivaizdi nepagarba, o kartais galima nepagarbą įrodyti taip pat tylint, tai nieko nedarant. Ne? Ir tada nesmagu. Tada iš tikrųjų vėlgi kitą žmogų arba mes supykdom, o kada jisai nekontroliuoja savo emocijų, mes jį valdom, tai parodom dar labiau, pavyzdžiui, mes negerbėm, tas žmogus jau neiškentė, supyko, ten kažkaip pradėjo aiškyti. Ir sakau, nu tai už ką tave gerbt, pasižiūrėk, kaip tu elgiesi, tu vėl nekontroliuoji savo jausmų. Ką čia tada derėtų atsakyti tokį? Labai pasakysiu paprastai, pradėti gerbti save pirmiausiai. Tada galbūt ne taip greitai įsižeisim dėl to, kad kitas negerbė mūsų. Nes dažniausiai po to dalykų, kad trūksta pagarbos iš kito žmogaus, tai atspindi tas žmogus tik tai, kad mes patys savęs negerbėm. Negerbėm, nes paprasčiausiai neturim tikslų, arba mūsų tikslai visada mažesni už to kito žmogaus tikslus. Leidžiam jam kontroliuoti situaciją. Negerbėm savęs galbūt už tai, kaip mes kažką namuose nemokam daryti ar mokam daryti. Negerbėm save už savo kokią nors, sakykime, išvaizdą, protą, finansus, kuriuos mes uždirbam, dar ką nors. Daug dalykų, kur mes galim neturėti savo tos savivertės ir nemokėti save gerbti. Jeigu mes negerbėm savęs, mes atitinkamai nesureaguojam te, kur reikia sureaguoti. Tik dėl to, kad mes jaučiamės kažkokie netokie. Ir sureaguojam te, kur nereikia sureaguoti. Tik dėl to, kad mes nežinom, kaip kitaip galima buvo toj situacijai pasielgti, kada pats savęs negerbi, reikia apginti savo tą mažą pelytę, save aš. Ir tai galbūt nedekvačiai save viduje išreiškiau. Ir po to slypi savęs negerbiamas. Kai mes savęs negerbiam, mes leidžiam kitam įlipti į mūsų teritoriją, į mūsų zoną, trypti mus. Mes leidžiame pereiti per save, kaip per kokį kiaurą kiemą, kur visi kaimynai vaikšto. Tai jeigu taip yra, kitas jau jausdamas mūsų tų ribų. Ir jeigu tu man leidi taip daryti, tai aš darysiu viską, ką aš noriu. Ar čia galioja pasakymas, kad netoleruojamas elgesys auga? Ir nubrėžk ribas? Nu, priprantama, jeigu patogu ir jeigu aš gaunu naudos, tai kodėl man tuo nesinaudotis. Ir netgi kartais būna, kad aš leidžiu vieną antrą kartą, o po to jau gaunasi, kad tu privalai taip daryti. Tu pastoviai turi leisti. Aš vieną kartą dalyvavau Rusijoje, dabar apie tą Rusiją neina daug gražiai kalbėti, ar ne? Toj šaly? Kai dar jinai buvo normali. Nu, niekada nenormali nebuvo, bet kai buvo dar galima buvo ten kažką bendrauti, tai tikrai buvo įdomių žmonių ir dalyvavau vienose mokymuose pats ir gavosi ten tokia įdomi istorija, kad aš
į smėlio dėžę, leidau žmonėms ateiti ir žaisti savo teritoriją. O, ateikit, aš labai noriu, kad jūs pas mane ateitumėt. Alkis bendravimo, alkis draugystėje, alkis turėti draugų kažkokiu. Ateikit į mano teritoriją, aš jums leidžiu, ką nori daryti. Aš tarsi tampu klaunas arba tampu tas jūsų patarnaujantis žmogus bendravime, kuris viską leidžiu savo teritorijoje, tai savo smėlio dėžėje. Bet tie žmonės įsijaučia. Aš žiūrėkit vaikišką tą situaciją, ne? Vaikas į savo smėlio dėžę pasileidžia draugų ir vietoj to, kad jie žaistų kaip normalūs, jie pradeda laužyti jau ten kastuvėlį, kitas su ta mašina žaidžia ne kaip su mašina, o kaip su tanku, trečias sugriauna jau kamputį statytą pilį, ketvirtas aplamai kasa smėlį iš dėžės į savo dėžę, ar ne? Vyksta. Ir tas vaikas žiūri, kampį žiūri ir galvoja, palaukit. Taigi čia mano. O tie tai ne, palauk, eik į šoną, netrukdyk, mes žaidėm, taigi tu mum leidai, tu pats kaltas, kad leidai. Ir tada žmogus pratrūksta, ar ne, išmėtau tuos vaikus iš tos dėžės visus, parodo, čia mano, aš stiprus ir aš ją apsiginsiu. O jis sako, tu niekšas, aš tavęs nekenčiu, tu pats blogiausias vaikas, jeigu pagaunat tą paralelę su suaugusio žmogaus elgesiu. O tada žmogus galvoja, taigi aš norėjau būti tik geras, bet kaip su manim pasielgiai, manęs negerbė. O iš tikrųjų, ar pats gerbėjai savo dėžę smėlio? Ar vertina ją, kad turi? Ar tu leidai be taisyklių, ar vis tik tai parodai žmonėms taisyklės, kad taip yra? Suprantate, vienas žmogus, kuris negerbė savęs, vyrą paimsim, duoda kaimynui įrankį ir garsiai sako, tu man privalai atnešti, tas atėjo pasiskolyti įrankį, o tas jau duoda ir sako, tokį brangesnį įrankį, kokią nors ten ypatingą grįžtuvą ar dar ką nors, tu man privalai atnešti lygiai po to, kai padarysi tą darbą, nes jau čia visi viską išnešioja. O tas į mane atneša. Žinai, ir pagarbaus viduje jis net neišgirdo, nors tas ir rėkė. Ne? O kitas, žiūrėk, ramiai paduoda tą įrankį, žiūri tokiam akim. O anas jau supranta, pabandyk neparneš. Ir atbėga iš karto tik taip pasidaręs darbus, sako, ačiū labai. Ana negerbė, idiotas apriekė, dar nežinau, ar atiduosiu ar ne, ir neatidavė, o šitam atidavė ir gerbė. Todėl, kad tas viduje savo turi tas griežtas ribas ir jos matos iš tikrųjų psichologinės ribos. Jas nereikia balsų ir pykčio apginti. Užtenka dirstoti žmogų ir supranta šito žmogaus ribos, oho, ten. Ar paaiškinu? Labai aišku. Aš tai viską supratau, man tai viskas aišku. Ir tikrai... Parašykit prisipusėje, dar klausot, o jei jau ten barščius maišot, tai tik prurėta, tai minušiuką. Iš tikrųjų žiūrinčių yra, tikrai yra. Ir aš galvoju, ar čia visi tikrai labai klauso, ar ką jūs veikiat, parašykit, ar tikrai klausot, ar jums yra įdomu. Ir mes jau į pabaigą kaip ir turėtume eiti jau ir valanda 8. Oi, tada šitą temą neištėmė mastą. Aš nežinau. Nežinau, kaip mes čia turėtume, pliusiuką eina, tikrai įdomu. Taip, ribas. Dėmiai klausom, barščių neverda. Grįžtant prie tų ribų, kai mes pradedam jas pabrėžti dirbtinai, tai gaunasi bilekas, gaunasi toks kvailas. Mes dažnai netgi galim tapti pajuokos objektu, jeigu viduje nėra to stiprybės, jeigu neužsiauginot savivertės stiprybės, iš ten neatsirado savigarba, tai tos dirbtinai brėžiamos ribos arba juokis, arba pykis kitus, o jūs išvadys dar blogiau ten kokiais nors kitais, dar labiau nenormaliai žmonėmis. Todėl čia vienas toksai pasakymas, pradėkit nuo savęs, pradėkite nuo savo savivertės auginimo, supratimo, kodėl jūs svarbus savo, kodėl jūs tokie geri savo, nesvarbu ką mokat, nesvarbu kas jums išeina. Jūs jau šiandien, jeigu jūs suaugę žmonės,
Jūs esat pati geriausia savęs versija tarp 8 milijardų žmonių. Gali dabar daugiau, mažėja dabar tarp karos. Vis tiek jūs tarp tų milijardų esat pati geriausia savęs versija, už jūs geresnių nebus. Kiekvienoje situacijoje žvelgiu save ir bandau atrasti įvairius dalykus, o jūsų patarimai tiesiai į širdį ir į ausį. Va. Ačiū, jūsų komplimentas man taip pat į širdį ir į ausį. Va, kaip gražu. Vygandai, tikrai mes viršėm savo visą laiką ir tada aš bent greitai noriu, aš jau nespėju visų punktų praeiti, tai aš tiesiog pasakysiu žodžius, ką aš dar... Aš tada po vieną ar kitą sakinį, tik po vieną sakinį prie tavo galbūt pakomentuosiu gerai ir taip greit praeisim, bet užtruks. Nes kiti, mano manimo, jau dubliuojasi su prieš tai buvaisiais arba tiesiog jie tokie... Savotiškai taip. Nu, pavyzdžiui, kontroliavimas. Kontroliavimas, man čia tiek ir prie pavydo aš galėčiau įdėti, tiek ir prie priekabiavimo, tiek prie poreikių ignoravimo. Kontroliavimas. Taip, tai yra žiauru. Tai įsivaizduokit, kaip kontroliuoja maniakiškai kitą kartą vienas kitą žmogus. Ne? Neduoda tau nei žingsnio žengti ir čia kas atsiranda, kai tu pastoviesi kontroliuojamas, tu pasimeti savo sprendimuose, dažnai toks žmogus pradeda dvejoti ir man tą, ar man aną, jis tiesi nustoja pats ryžtis be kontrolės kažką tikėti savim ir priimti kažkokį sprendimą. Čia dažnai būna ta perdėta kontrolė namuose tarpusavį išmokto bejėgiškumo sindromo jau priežastis. Žmogus išmoksta būti, nemąstyti, o laukti, kol tas kurgis kontroliuoja, susakys komandas. Arba patikrins mano padarytą darbą ir pasakys, kaip ten turėjo būti. Tai žiauru. Psichologiškai tai yra labai nesmagu. Iš abiejų pusių. Tiek, kuris laukia, ar ne? Ir komandos. Nes gal nenori prisimti atsakomybės, paimkim ir šitaip gali būti, ar ne? Kontroliavimas. Kaip čia tau dabar pasakyti? Imkim dabar tą tikrą kontrolę, kuri tokia maniakiška, neurotiška kontrolė kito žmogaus, irgi galbūt iš didžiuliais baimės, kad kažką tas padarys blogai, čia jau turėsiu gėdų dar kažką. Tačiau... Arba prarasiu, arba kontroliuoju, ar ne, vat, kai būna moteris, aš bijau prarasti savo vyrą, tai aš jam ten neleisiu to, arba va, kaip moteris, jinai per daug graži, aš ten neleisiu su draugėm ir visi kiti dalykai. Taip. Tai mes kalbam apie šitą variantą. Taip, ir kitą mes verčiam tapti avim. Buka avim, kuris išmoktas bejėgiškumas reiškia, aš visiškai atsiduodu, tai kaip tu sakai, atsakomybę kitam žmogui, tampu kontroliuojamas ir netgi aš jau matėsi tokių porų, kur, tarkim, konkrečiai moteris žiūro į vyrą, galvodama, kaip pasielgti, nes aš bijau pasielgti ne taip. Arba žiūro į vyrą ir galvoja, ar aš galiu pasakyti žodį, sakinį ten. Ir matai, kad vyras tiesiog savo ramumu, bet jis kontroliuoja netgi prie kitų tą poelgį to žmogaus. Tai yra baisu. Man asmeniškai kažkodėl taip sureagavau. O kita, kur tu sakai atsakomybės neprisiėmimą, tai automatiškai vėlgi atsakomybės neprisiėmimas taip pat toksiškose santykiuose labai blogai, nes tai tas žmogus nusimeta nuo savęs viską ir tokiu būdu priverčia kitą kentėti už du, ar ne, prisiminti ten. Ir dažniausiai nusimetęs atsakomybę, laukia klaidų. Laukia klaidų, kad galėtų sukritikuoti. Čia galima ir pasimokyti, kaip padaryti tos toksiškus santykius, ar ne? Taip. Bet jau mes kalbam, kuris nusima atsakomybę tyčia, bet ne auka, ar ne? Dar vienas komplimentas nuo Vaidos. Ačiū. Už ne per seniausiai turėtą sesiją, seminarą. Va, prašau. Vygandai, šį vakarą jūs labai populiarus. Malonu, moteris, liaupsinkit, kad Vygandas čia pas mus kiekvieną pirmadienį ir toliau vestų mums labai... Temos, aš gynė enciklopediją. Na, kaip matom, čia tiesiog temos tokios neišsemiamos ir jos tokios aktualios, tokios svarbios, nes iš tiesų kartais žmonės papuola į įvairiausias situacijas ir kartais tikrai nežino, kaip pasielgti ir reikia to kompetentingo žmogaus, to, kuris moka
žino ir gali padėti kitiems žmonėms. Tai neurolingvistinis programavimas, coachingas, hipnosensai, tai čia jūs esate šitos srities guru ir gera yra atsiremti tą žmogų, paklausti patarimo ir gauti tinkamą atsakymą. Aš dar mes kol kas diagnozuojam, taip, bet mes dar apie tuos tokius dalykus, o kas iš tikrųjų padėtų, tai taip ir mažai užsikalbėjom, bet gerai. Bet toliau, sakyk. Taip. Asta, taip. Kontroliavimas. Įžeidumas. Bet taip čia jau toks, vis visur čia tinka. Įžeidumas, dar sakyčiau, nuoskaudos pastovios, ar ne? Įsižeidinėjantis toks aikštingas žmogus, juk jis taip pat bando sukelti kitam kaltės jausmą. Pagrindinis tikslas, žinokit, to įsižeidinėjančių žmogaus sukelti jūsų kaltės jausmą, o per kaltės jausmą jūs tapsit vergu. Šiek tiek ultruoju, bet taip ir yra. Jūs atpirkinėsit ten, kur reikia ir nereikia tavo kaltę. Man tik reikia įsižeisti, kad jūs nusiramintumėte ir elgtumėte taip, kaip aš noriu. Fantastika. Gerai, nesąžiningumas. Melas, nesąžiningumas, sukinėjimas, tam tikras hiperbolizavimas situacijos, tam tikras situacijų sumenkinimas dirbtinai, tam, kad sukelti taip pat kito pasimetimą, kito tokį nežinojimą, kaip elgtis, tam, kad pasirodytų kitas žemiau, aš aukščiau. Prie to net pridėčiau, galbūt pas tave sąraše, aš nežinau, bet bus apkalbos turėtų būti. Tai irgi prie to pačio pridėkim. Tai dar vienas toks toksinis dalykas, jeigu jūsų apkalba, jeigu su jum apkalba kažką kitą, žinokit, kad jūs taip pat lygiai apkalbės su tuo kitu ar dar kažkuo ir jūsų ta informacija, kurią jūs pateikėt apkalbinėdami, jums taip pat atsirūks, kai jie išgirs ten tas, kurį jūs apkalbėjo, o tas pajaus malonumą tame, ar ne? Ir va šitos visos manipulacijos, kaip aš sakiau, hiperbolizuojant, sumenkinant tam tikrus dalykus namuose, apgaudinėjant, nedasakant, pervedinėjant kažkur, nuolatos sukelia po to. Čia taip kaip sniego lavina, iš pradžių atrodo mažas sniegelis, o ateityje gali būti griūtis. Ir vėlgi apie ką tai kalba. Žmonės nedrįsta tarpusavy kalbėti. Dažnai gali būti ir taip, kad tas meluojantis bando išsaugoti savo kailį, bando galbūt išsaugoti savo garbę dar ką nors, ar ne? Bet jeigu tai meluojama tam, kad valdyti kitą žmogų, tam, kad jį padaryti, galima meluoti tam, kad kitą padaryti kvailiu. Kiek kartų jūs girdėjot namuose, aš tai taip nesakiau, ką čia prisigalvoji, aš galėjau tai pasakyti, baigtų. Čia tavo galvoja viskas, aš tai, aš nekalta arba nekaltas. O labai smagu, tik kartais galima pakeisti tik tai visoje istorijoje vieną, tik tai faktą ir kitas žmogus jį išgirs kitaip, o paskui aš taip sakiau, tu ką, mane čia bandai apkaltinti. Taip, tai būdas manipuliuoti. Pažiūrėjom toliau. Turim klausimą. Kristina klausia, o kai abu valdingi, kaip problemą spręsti? Jūs labai įdomiai kalbat, pastebėjimas. Ačiū, bet čia dabar sakysim, jeigu namie yra 2 valdovai, 2 karaliai, juokais, tačiau tame juokai galite rasti grūdelį tos išminties, tai susitariam arba laiką, kada valdo vienas, kada kitas, tai savotiškas šeiminis žaidimas, arba susitariam situacijas, kur valdo vienas, o kur kitas. Tam tikrus šeimos kontekstus, kurio valdžia, bet taip susitariam, kad nei vienas nepamirštų, kad šitoje vietoje aš nebe valdovas, o toje vietoje aš nebe valdovas. Ir turi atsirasti tarpusavio pagarba. Čia yra labai svarbus momentas, kai 2 žmonės susitarė tarpusavį, apie tas galės pasiskirsto, kur aš pripažinsiu tavo žinias, tavo valdžią, tavo kompetencijas. Aš tiesiog tave kaip žmogų pripažinsiu. Ir tu mane pripažinsi čia ir taip lygiai pripažinsi, lygiai tokia pačia verte, tai yra nekritikuosi konstruktyviai, ne dar kažką darysi, tai yra leisi man pasielgti, netgi kai tau atrodys, kad kvailai,
o man teisingai. Žinosi, kad aš valdovas, leisi man būti savimi, pasielgsi. Ir tu sakysi, okei, čia mano vyras taip sugalvojo, galbūt aš galvoju kitaip, bet tik būna, jis čia dabar sprendžia, o aš paskui. O dabar va čia jau, klausyk. Susitarėm, kad tu čia nesikiši, gerai? Mano tvarka. Tai jeigu žmonės labai gerai apibrėžia tas ribas ir būdų, tada atsiranda kas? Mes tikim vienas kitu, leidžiam klysti, atsiranda tarpusavį pagarba, aš gerbiu tave toj teritorijoje su tavo mokėjimu ar nemokėjimu. Kai ilgainiui tai ten pabūni, atsiranda pasitikėjimas, aš pasitikiu tavim tenai. Nes, aš jau tada pasitikiu ne kaip tu tai darai, o su kokiais ketinimais, kokia intencija tu ten atgysi. Ir aš žinau, kad tai dėl manęs ir tavęs, tai dėl gero. Leidžiu tau mokytis. Juk, labai man čia paprastas pavyzdys gerai tas, kiek daug žalių politikų atėjo dabar pas mus į valdžią šitoj kadencijoje. Taip jį nusišnekėjo pradžioje. O žiūrėk, per metus, per mėnesis po mėnesio protingėja. Ir jau kalba tampa labiau politikų kalba, negu kad čia būdavo kur nors ten iš ministerijos. Tai automatiškai taip ir čia, jeigu leisit žmogui valdyti situaciją ir pasitikėsit, jau leisit jam klysti, leisit daryti galbūt netobulai, ilgainiui jūs išmoks. Jūsų, čia apie pasitikėjimą ir pagarbą, viskas. Susitarkit ir pripažinkit, pasitikiu ir gerbiu. Viskas bus jūsų. Mano paskutinis. Jau. Tai nuolatinis stresas. Jaučiamas nuolatinis stresas šalia to žmogaus. Bet čia jau visi įeina punktai, bet kuris galėtų realiai. Taip. Čia galima sakyti, kad mes galime jausti dėl neapibrėžtumo, kurį sukuria kitas žmogus. Galbūt netgi ne tie dalykai. Mes nežinom, ko iš jo tikėtis. Jis nuolatos gali pasielgti taip, kaip mes bijom. Jis mus laiko baimėje, kad pasielgs taip neadekvačiai, kad mes kentėsim. Ir tas nežinojimas, kas bus rytoj, veda mus į stresą tuose santykiuose. Nedasakymai kažkokie, vėl nutylėjimai kažkokie, kitą kartą, kad atvirkščiai gali būti grasinimai, kad aš dabar padarysiu taip, arba tu gali iš manęs tikėtis to, arba galbūt kažkokį iš šalies dar prisiklausimai, ką jis gali, arba jie ten gali, negali, ar ne. Ir mes tada pradedam nepasitikėti tuo žmogumi ir mes papuolam į nuolatinį stresą. Tas žmogus šalia manęs, tarsi aš jį pažįstu ir nepažįstu tuo pačiu metu. Ir man sunku, nes aš nežinau, ko iš jo tikėtis. Ir viskas, ir taip gali būti, nebūtinai tos priežastys. Ne? Ir mes iš kitos pusės stresuojantis žmogus nuolatos, jeigu jis prasineša iš darbo stresą, jeigu jis nuolatos namie yra susinervinęs dėl įvairiausių smulkmenų ir stresuoja dėl kiekvieno. Dabar labai daug žmonių yra, kurie stresuoja dėl, ir po tos koronos niekaip nepraėjo. Vis tik tai, kaip bebūtų ta liga ir tai, kaip mus apie ją informavo, sukėlė labai daug žmonėm baimių. Daug žmonių bijo dėl savo sveikatos, dėl artimų sveikatos, dėl savo lygų, dėl visų kitų dalykų. Tas nerimas jau dabar turėtų lygtai slūgto, jis tik tai auga ir didėja, nes dar atsirado vienas neapibrėžtumas, kuris gąsdina, ne? Tas nuolatis konfrontacija su Rusija ir karas, dar kažkoks, ir iš vienos pusės, tai jeigu tai toksinius santykius, tai toksiniuose santykiuose ir tam toksiškam žmogui tai labai naudinga, nes toks žmogus valdomas, jis bijo per baimėmis valdom. O iš kitos pusės, tas nerimaujantis žmogus juk kelia nerimą kitiem namuose. Kitiems sunku su tokiu žmogum bendrauti, argumentai nepadeda, nes juk mes kalbam ne apie logiką, o apie jausmus. Ir dažnai dar būna, kad tą stresuojantį, kaip patiem kantrybė baigėsi, pradedam auklėti, tu taip negalvok, tu ten galvok, tu to nematyk, tu taip neįsilg. Jis negali, jis tiesiog stresą jaučia. Ir jis negauna užuojautos, jis negauna to saugumo namuose ir tas ratas užsisuka. Čia mes jau galim duoti ir panikos priepuolių. Ir aš ką kalbu, stresuojantis žmogus, tas silpnas stresuojantis žmogus kelia toksinius gali būti kitiems žmonėms, ar ne?
jis gali kiti pavargti nuo tokio bendravimo su tokiu žmogumi. Nuolatos neigiamos mintys, nuolatos juodos mintys, nuolatos visur pavojai, nuolatos baimė išeiti, kažkur išvažiuoti kažkur ir tu turi derintis prie tokio žmogaus su savo gyvenimu, norėtum gyventi visai kitaip, tai irgi didžiulis nuovargis. Dėl kartais reikia pasiūlyti pagalbą, kartais pasiprašyti pagalbos. Ir turiu dabar pasiruošusi klausimą. Ačiū labai už atsakymus. Iš tiesų jie labai yra vertingi, verčiantys susimastyti. Ir jau tikrai ne vienas klausimas buvo, ar įmanoma tokius santykius gelbėti, ar dar perspektyvų kažkokių yra. Ir dabar klausimas toks mano būtų asmeniškai. Ar mes darom antrą temą? Ar verta gelbėti toksiškus santykius? Ar užbaigiam šiandieną? Nes man tai atrodo, kad čia dar toli gražu iki pabaigos. Labai, žinai, kas galima vienu sakiniu, dviem atsakyti į šitą klausimą. Labai kiekvienas atvejis asmeniškas. Geriausiai tai pasikonsultuoti, geriausiai tai ieškoti tos išeities, aš manau, jeigu ten yra dėl ko gelbėti. Mano vertybė, tokia, aš pasakysiu savo subjektyvę vertybę, aš galvoju, kad dėl vaikų verta. Jeigu jie dar nepilnamečiai, ypatingai jeigu jie dar yra tik tai tie priešmokykliniai žmogiukai, tai galbūt verta padaryti viską iki to paskutinio žingsnio, kada jau neverta. Išbandyti visus galimus variantus, nueiti pas specialistus, neina iš abiem, eiti po vieną, bet vis tiek eiti. Ir ieškoti specialistų tinkančių, kuris galėtų tinkamai nukreipti, tinkamai padėti vystytis, augti, ištobulinti bendravimą, padaryti bendravimą tokį, kuris padėtų keistis ir kitam žmogui, galų gale ten apie tą pačią savivertę, savigarbą ir kitus dalykus. Savęs pažinimą galų gale, kartais mes jau santykiuose pametam save. Ir tada, bet čia būtų tas, kad verta, ar ne? Tik yra tam tikri motyvai dėl ko, bet jeigu niekas neriša, visiškai niekur neriša, tai tokiu būdu bėgti ir kuo greičiau. O jeigu paskola Jeigu matot, kad jeigu dabar, kur mes su Asta išvardinom visus tos toksinius santykius, jūs matot, kad daugumoje jum tai yra ir jūs niekas neriša, tokių dalykų brangių, ar ne kažkokių. Tai pasitraukti vienas iš geresnių variantų. Aišku, dėmesio, čia irgi svarbu. Ne faktas, kad vėl nepapulsite tokius pačius. Todėl, kad mes dėl savo vidinių problemų pasirinksim vėl tokį pačią idiotę ar idiotą. Ir vėl turėsim tas pačias problemas. Todėl pradžioje reikia galbūt padėti savo, o po to spręsti, čia baigti ar ne. Todėl, kad gali būti taip, kad tas bėgimas nuves lygiai į tokius pačius, o nedaug dievė dar ir blogesnius santykius. Tai iš vienos pusės taip verta palikti, iš kitos pusės pagalvokit paliekant, ar nesat to visko dalis patys. Ir Vygandai, jūs pats esate specialistas, ugdote specialistas, esate dėstytojas neurolingvistinės programavimo programos, coachingo. Ir jeigu dabar žmogus žiūri ir nežino, ar ką toliau daryti, ar kažkur kreiptis, ar galima kreiptis į jūs? Taip, aišku, aš tokiom temom dirbu ir padedu žmonėm. Aišku, kreipiasi, dažniausiai būna kitaip, kreipiasi su kokiam nors visiškai nekaltom temom, nuo verslo iki asmeninių kažkokių tai tikslų ir dalykų, bet norom mes nukrypstam ir tai, o kas maišo, kokios kliūtys yra, o kas dar, ir mes prisiliečiam prie šitų temų. Ir ilgainiui žmonės jau patyrė, kad šitoj temoje man padėjo susitvarkyti, jis jau rekomenduoja kitam žmogui konkrečiai su šitą temą. Tai aš neturiu kur dingti, aš tada jau imu ir tiesiai mes dirbam su šitą temą, toksiniai santykiai, ar kas taip ir būtų. Tai taip, visi, kurie jaučiat, kad jums trūksta supratimo, kaip elgtis, supratimo, kaip jaustis, supratimo, kaip
suvokti save tuose santykiuose ir ką daryti, prašom, atrasim kartu. Tai ačiū dabar jau šį vakarą tikrai. Padarom dar vieną, aš turiu vieną sakinį, gerai? Bet tą tokį Padarom. kertinį uždėkim. Padarom. Asta, dar turim ten sekundę, ne? Tai vis tik tai, kokį dalyką galėtų padėti? Galbūt ne visus išvardysiu, bet kažką tai reikia padėti žmonėms pasakyti. Kaip jau girdėjot, pirmiausia, tai pagalvokit, kiek informacijos duoda tam žmogui ir tiesiog nuspręskit duoti tiek, kad nepakenkti savo. Mąstykit, kaip bendraujat ir kiek jūs ką kalbat. Tai yra, būkite kalbėdami, išmokite laikytis tam tikros savo teritorijos ir apsigalvokite, kokius dalykus pasilikat savo, kokius gali dalintis. Visada turėkite tikslą. Tikslas yra svarbu ir savo tikslus vertinkite. Netgi kartais atrodys jūsų mažesnis tikslas, o kad tas svarbesnis ir stipresnis, tai žinokit, kad jūs turite teisę turėti savo norus, savo tikslus ir tą darykit. Ir pagaukit kenkėjus. Iš tikrųjų, pamatykit, kur ir kaip kenkiama jums yra, kur ir kaip tie toksiniai santykiai vyksta. Ir kame tas žmogus jums toksiškas, arba kokiose situacijose jis tokiu tampa. Ta, ką mes paskutinį pakalbėjom. Jeigu niekas nenukentės per daug, paleiskit tokius žmonės. Nebūkit tarp tokių. Ir kitas momentas, šito pačio atsakymas, tai yra susiraskit žmonių, su kuriais jums gera. Turėkite, žinau, ar tai hobį, ar tai užsiėmimą kažkokį, ar tai bendraminčių kažkur, kaip mūsų NLP praktiko kurse, kur bendraminčiai tikrai, tai tarsi tyras vanduo, kai tu išeini iš toksiškų santykių žmonės ir pabendrauji su žmonėm, kur tave gerbė, kur tave pripažįsta, kur tave vertina, tu atgauni jėgas, atgauni energiją ir turi galimybę peržvelgti savo situaciją, kurioje tu randiesi. Gali įvertinti iš šono, išėjęs ir pasižiūrėti, kaip toliau gali elgtis. Ir niekada nelaikykite save kaltais. Jūs elgitės taip, kaip galite, kaip žinot ir sugebat geriausiai. Tam momentu, jeigu ir pasilgit automatiškai, tai tik dėl to, kad toj situacijoje taip mokėjot geriausiai. Ir neleiskite galvoti tik dėl to, kad kitas jausis kaltu, galvoti, kad jūs kaltas. Ar kaltas ar ne, jūs nusispręskit patys, jūs savo auklėtojas ir niekas kitas neturi teisės jums tai įrodinėti. O jei tai įrodo, pagalvokit, kokiu tikslu jis tai daro tas žmogus. Ir visada žinokit, kad negatyvų kito žmogaus poveikį jums nenuvertikit. Čia kalbu moterim, kurios dažnai gina tuos savo toksinius vyrus, nors ir atvirkščiai gali būti. Nenuvertinkit to nuodo, kuris skleidžia jūs. Tai kodėl? Todėl, kad tai jūs patys pastebėjo, dažnai sustabdo jūs gyvenime, nubraukia jūsų planus, atima iš jūsų visas jėgas ir tiesiog stiprų žmogų tokį žmonės padaro silpnu. Atima svajonės. Ir šitoje vietoje todėl būtinai vertinkite tai, kas vyksta pas jūs. Ok? Jūratė, taikliai. Pabaiga aukso vertės žodžiai. Ačiū. Ačiū, Vygandai. Čia jums ačiū iš tiesų, kad dalinate savo išmintim, kad dalinate savo žiniomis ir padedate žmonėms, kad galite padėti. Ir norėčiau priminti, kad egzistuoja Vygando Rutkausko bendruomenė, kurioje jūs galite gauti psichologinę pagalbą. Tai kreipkitės, parašykite man žinutę ir aš jūs nukreipsiu ten, kur reikia. Taip. Ir ten nemokamai. Beje, mano studentai dabar daro nemokamas sesijas, tai kas jau norite išbandyti ir patirti, o galbūt netgi sužinoti, ką jie ten mokosi, tai prašom, studentai pasiruošę jums padėti. Tai šį vakarą dabar tikrai galutinai tariu ačiū ir
Prašom. Tikiuosi jūs pamatyti jau kitą pirmadienį. Iki pasimatymų. Ačiū visiems žiūrovam, kas žiūrėjote, kas skirėte laiko tikrai iki pat galo, beveik visi. Nu, iš tiesų labai malonu. Ir parašykit, kokių dar temų norit, kas jums dar yra aktualu, kas dar kankina, neramina, norisi išgvildenti, sužinoti arba tiesiog padėti savo ar kitiem. Parašykit, kokios temos jūs domina ir mes su Vygandu Rutkausku tikrai jums paruošim, nu tikrai bombinę temą. Prižadam. Gerai. Viskas, ačiū ir sudie.